Europos Z kartos atstovai ką tik pradėjo iniciatyvą, siekdami sustabdyti islamistinį perėmimą per migraciją. Ir taip dabar viskas jaunimo rankose, nes suaugusieji tiesiog to nedarys. Tai taip jaudina. Trumpam pažiūrėkite šį vaizdo įrašą. Sveikinimai iš Italijos. Aš, Eva, visą dieną dirbau prie kažko didelio, ką netrukus galėsime pristatyti visuomeniai. Tai puikus Europos projektas, kuris, manau, pakeis Europos politikos lauką visam laikui, jei mums pavyksta įgyvendinti teisingai. Dar negalime jums visko papasakoti, bet jei atvyksite į Rezum viršūnių susitikimą, ten tai bus pristatyta. Gegužės 3 dieną, Porte, jūs, komiteto nariai, Eva, aš pats, daugybė kitų patriotų, nuomonės formuotojų, politikų, aktyvistų. Kalbėsime apie remigraciją, apie didįjį pakeitimą, bet svarbiausia, kaip pagaliau galime imtis veiksmų, kad to išvengtume. Tad nepraleiskite progos. Įsigykite vieną iš paskutinių bilietų. Susitiksime gegužės 3 dieną Porte per Remigration Summit 26 ir ten paskelbsime apie kitą didįjį protestą. Dėl kelių priežasčių labai dėl to džiaugiuosi. Tiems, kurie nežino, Eva ką tik buvo uždrausta atvykti į Jatkotę, nes ji turėjo dalyvauti Tommy Robinsono proteste, vienas iš žmonių, kuriuos Keir Starmeris nusprendė uždrausti ir atsikratyti. Dabar buvo tiek daug bandymų ją nutildyti, bet ir nutildyti jaunus žmonės, kurie žvalgosi aplinkui ir yra plačiai atvėrę akis, kaip jūs, The Pushback žiūrovai, ir suprantate, kad kažkas turi pasikeisti. Tačiau jie buvo nubausti visais įmanomais būdais. Turiu omenyje, kad jei tampi garsiu aktyvistu, tave tiesioginė prasme uždraudžia vykti į kitas šalis. Tai visiškai beprotiška. Ir tada Eva pasakė, mums reikia kažką dėl to daryti. Mes susivienysime, nes yra tiek daug jaunų žmonių, kurie mato problemas ir kuriems jau gana to, kad vyriausybė apsimeta, jog nieko nevyksta. Ir ji pradėjo šią nuostabią iniciatyvą, dėl kurios aš pati labai džiaugiuosi, nes dabar imu galvoti, o Dieve, galbūt Europai iš tiesų yra ateitis, jei jaunimas susivienys. Sveiki atvykę į Pushback. Aš esu Meira K, jūsų vedėja. Būtinai paspauskite prenumeratos mygtuką, kad padėtumėte šiam vaizdo įrašui, jei ir jūs manote, kad reikia pasipriešinimo. Ir priminimas visiems mūsų žiūrovams iš Amerikos, Australijos, tai nėra tik Europos problema. Tai yra viso pasaulio problema. Jie bando užvaldyti Afriką, jie bando užvaldyti Aziją, jie bando užvaldyti Ameriką, Australiją ir Europą. Ir Europoje jie jau pradėjo. Ir Europoje atrodo, kad jiems sekasi. Taigi tai bus pavyzdys, kaip mes išmoksime priešintis. Pažiūrėkime, ką mums šiandien pranešė Eva. Europiečiai, liko 2 minutės iki vidurnakčio. Šiuo metu, kai žiūrite šį vaizdo įrašą, tūkstančiai imigrantų plūsta per mūsų sienas. Mes esame taip arti to, kad taptume negrįžtamai ir visam laikui mažuma savo pačių šalyse. Ir man nereikia jums aiškinti, ką tai reiškia. Jūs tai žinote, aš tai žinau, mes visi tai žinome. Mes apie tai kalbėjome daugybę metų, bet dabar atėjo laikas imtis veiksmų. Štai kur ironija. Mes visi tai žinome. Visi tai žino. Tau neleidžiama nieko sakyti, tau neleidžiama nieko daryti. Bet mes visi žinome, kad tai yra milžiniška problema. Kiekvienas žmogus, net jei vyriausybės verčia mus apsimesti, kad taip nėra, mes visi žinome, kad kažkas rimtai turi pasikeisti. Taigi, šiandien mes pristatome pirmąją patriotinę Europos piliečių iniciatyvą Safe Europe Act. Tai oficialus ES įrankis, kurio patriotai dar niekada anksčiau nenaudojo. Tai įrankis kiekvienam piliečiui įsitraukti į politikos formavimą ir įtraukti savo interesus į Europos komisijos darbotvarkę. Ir šiandien mes padarysime būtent tai. Su Safe Europe Act mes reikalaujame, kad Europos komisija užimtų poziciją svarbiausiais klausimais. Pripažindami Europos tautų etninį ir etnokultūrinį tęstinumą kaip esminį jos išlikimui, mes reikalaujame, kad Europos komisija visiškai sustabdytų imigraciją iš nevakarų šalių, tiek legalią, tiek nelegalią. Taigi daugelis žmonių nežino, kad iš tikrųjų būtent ESO stumia tokias taisyklės, pagal kurias visi Europoje, nors ir ne visai taip, turi priimti imigrantus. Jei esi ESO dalis, tai tarsi kvota. Taip pat kaip yra mokesčiai, tiesa, norint būti šios didesnės grupės, šios Europos koalicijos dalimi. Viena iš reikalavimų, ir būtent dėl to ironiška Didžioji Britanija paliko Estoją bėgasmakį, yra tas, kad turi priimti tam tikrą kiekį imigrantų. Ką ji čia sako? Tai ne, mes tai pakeisime. Nuo šiol niekas nebeateina, o milijonai išvyksta. Mes reikalaujame iš ES panaikinti visus traukos veiksnius.
pašalpas ir sukurti suderintą savanoriško grįžimo sistemą, kad kiekvienas migrantas, kuris kelia grėsmę ar yra našta mūsų visuomeniai, būtų išsiųstas atgal. Įdomu tai, kad daugelis žmonių nesupranta, kiek daug mokesčių mokėtojų pinigų skiriama šių žmonių išlaikymui. Viena yra, jei jie tiesiog ateina ir sugriauna jūsų miestą, gerai? Tačiau jūs nuolat už tai mokate. Už jų viešbučius, už jų lyties keitimo operacijas, už visus įvairius dalykus, kuriuos vyriausybė jiems suteikia kaip pašalpas. Jūs už tai mokate. Žinote, kai grįžtate namo ir vos sugebate apmokėti sąskaitas, nes tiek daug pinigų atitenka vyriausybei, būtent tam jie ir panaudojami. Jūsų visuomenės naikinimui, jūsų vaikų naikinimui, jūsų žmonų naikinimui. Tai beprotybė. Kad tai padarytume, mums reikia jūsų pagalbos. Jei surinksime 1 milijoną parašų, mes priversime Europos komisiją ne tik susitikti su mumis, bet ir kalbėti apie remigraciją Europos parlamente. Mes nesame naivūs. Mes žinome, kad ES nesirūpina Europos tautų ateitimi. Tačiau mes neprašome leidimo. Mes tiesiog veikiame ir sukeliame politinę krizę Europos elitui. Žinote, kas man čia patinka? Vietoj to, kad jie sakytų, mes sugalvojame tokią iniciatyvą, kuris skamba labai gerai, bet iš tikrųjų jos negalime įgyvendinti. Jie sako, ne, mes suprantame, kad tai įgyvendinti yra neįmanoma. Todėl mes turime pasirūpinti, kad tai iš tikrųjų įvyktų. Europiečiams tai nerūpi, jiems tiesiog nerūpi. Jei jiems rūpėtų, jie būtų tai sustabdę jau seniai. Todėl mes ketiname sukelti politinę krizę. O politinę krizę sukelsime savo gausa. Tai reiškia, kad visi susivienysime prieš tai. Leisime dešiniosioms partijoms kovoti iš vidaus, o mes stengiamės susivienyti ir nukreipti milijonų Europos patriotų jėgą į institucijas bei daryti joms spaudimą iš išorės. Surinkę 1 milijoną parašų, mes suteiksime savo judėjimui teisėtumo ir priversime juos užimti poziciją. Jie nori, kad jūs tylėtumėte, mes norime, kad jūs išgirstų. Pirmasis mūsų plano žingsnis yra pradinis etapas. Mes ieškome 100 000 ankstyvųjų pasirašytojų, ambasadorių ir avangardo visai kampanijai, kad pritrauktume dar 900 000 patriotų pasirašyti. Nežinau kaip jūs, bet aš pasirašau dabar, būtent šią akimirką. Tuoj pat pasirašysiu. Ir kad suteiktume teisėtumo mūsų reikalavimą dėl remigracijos. Nesėdėkite rankų sudėję ir nežiūrėkite, kaip Europa yra naikinama. Reikalaukite susigrąžinti savo šalį savo ir dar svarbiau, savo vaikams. Prisijunkite prie svarbiausios 2026 metų politinės kampanijos. Pasirašykite ir saugokime Europą aktą ir prisijunkite prie mūsų judėjimo. Man tai labai patinka. SaveEuropeAct.com. Jei esate europietė ir galite tai padaryti, būtinai užsiregistruokite, nes tai yra labai svarbu. Beje, ar galime pakalbėti apie tai, kokia ji yra nuostabiai graži ir kiek daug pastangų įdėta, kad mus įtikintų, jog toks klasikinis europietiškas grožis nėra patrauklus, nors tai visiškai netiesa. Ji tiesiog stulbinanti. Pažiūrėkime ir šį vaizdo įrašą. Aš esu politinė komentatorė. Man 29 metai. Esu žmona, mama ir remigracijos aktyvistė. Pakalbėkime apie jūsų naują projektą. Jūs ką tik šiek tiek apie jį papasakojate scenoje. Prašau, papasakokite žiūrovams šiek tiek daugiau apie tai, ką darote. Kas naujo? Taip. Gerai, taigi saugaus Europos akto idėja gimė iš tikros frustracijos. Europoje viskas vyksta per lėtai, kai kalbama apie imigraciją ir ypač apie remigraciją. Akivaizdu, kad sienos vis dar plačiai atvertos ir niekas nėra siunčiamas namo, tačiau situacija blogėja. Mes toj tapsime mažuma savo pačių šalyse ir negalime tiesiog laukti, kol politikai išgelbės mūsų gyvybės. Taigi, aš galvojau, kad mums reikia kažko panašaus į pilietinį judėjimą. Turime suburti žmonės dėl kažko bendro. Todėl aš parengiau Saugios Europos aktą. Tai iš esmės yra teisinis pasiūlymas, kurį išsiųsime Europos komisijai ir reikalausime, kad jie jį paverstų įstatymu. Mūsų pagrindiniai reikalavimai, žinoma, yra visiškas ir pilnas ne vakarų imigracijos, tiek legalios, tiek nelegalios sustabdymas. Ir visos Europos mastu sukurta reimigracijos sistema. Žinote, kas man čia atrodo taip įdomu? Jūs žiūrite į tai ir galvojate, kaipgi jie privers Eosonas tai padaryti. Štai ką esame pamiršę demokratijoje. Viskas slypi skaičiuose. Galiausiai, jei didelė, milžiniška žmonių grupė nusprendžia daryti politinį spaudimą dėl kažko, tai gali pajudėti į priekį. Taip, islamistai perėmė Europą. Jie atsivedė daug žmonių ir tada darė politinį spaudimą. Ir tai galima padaryti ir atvirkščiai. Tačiau jiems pavyko sukelti tokią baimę, ką nors pasakyti, kad balsai tiesiog išsisklaidė ir neveikia kartu. Ką jis sako, tai ne, sukurkime politinę jėgą. Tai nėra partija viename mieste. Tai prieš ES. Ir jei ateisime su milijonais, laikydamiesi demokratijos principų, jie turės mūsų klausytis. O jei jie mūsų neklausys, sukelsime tokią sumaištį, kad jie dar ilgai gyvens šiame politinėme košmare. Svarbiausia, tai didins sąmoningumą ir paskatins jaunimą suprasti, kad nesijaudintų. Yra daugybė žmonių, kurie jaučiasi taip pat kaip ir tu.
Tad atsistok, susivienik ir nebijok. Puikus darbas, Eva. Tai be galo svarbi iniciatyva. Tikėkime, kad ji pasiteisins. Ir ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.